Reikia ne tokią tada daryti, reikia blogesnį. Progresas tikrai. Ką mes veikiam darbėtėse? Pirmadienis. Ne, žiūrėk. Satisfying. Mes sugalvojom prikoliuką, kad Tomo akių lygį pakabinsiu šitą lipduką. Čia jo garbė. Ir šiandien žaisim žaidimą, paslėpti visokių tokių lapelių ir reikės surasti. Ir kas daugiau? Kas daugiau suranda, tas šiokį prizą gauna. Beveik? Mes tiek žaidimų žaidžiam. Tiek prizų turim, kad jau programą. Kad- Visas kalėdės sudėjai. O tu man pem dolce. Tai ir aš susirgau. Visiems. Nu gerai, nes... Nors ar ne diena buvo, kur aš matai vakosas, ir sakyčiau, kad man buvo ne dienos. Nes aš stipruolis esu, man nieko nebuvo. Nu, half and half. Nu, kas gertų tokią putytę? Tik tai Ignas. Tik tai Ignas. Dabar Mama, Šarūnas, tete, jeigu Šarūnas, sakai, ir vėl taip pamatys tėvai. Mano tėvai Žiūrėsi bijau. Šarūnas sakė, tos vietos, kur aš matai, o šuo omletą atnešęs, mano tėvai sakė, nieko tokio, labai normali vieta. Nu taip, nu. Reikia kartais kažkokį omletą. Žaidimas tęsiasi, dabar turime tokį. Ir mes dabar turime žinoti, kurį užkliuoti tualetę, nes čia tualeto dalykas labai. Tai galvoju, kad va ten užkliuoti prie smalsės. Ant kiek žvengiam nuo vieno kito. Ar pastebėjus? Žodžiu, po valandos jaučiu pamatę. Ne, po daugiau. Pamačiau kelintą. Kiek jų yra? Tomukas yra... Tik vienas. Kas? Jūs pažiūrėkit, ką Oh, mums dabar okay. daro. And next, so that's the same as Lithuania. That's the same. Italia? Agnes. Oh, okay. Kepa bulinis blynus. Žinai, laimingiausias žmogus. Ir taip lietuviškai, čia viskas yra taip pat. Oh yeah, we eat it with sour cream. No, no salsa, but sour cream, yeah. Geriausia, Agnes, I love you. I love Agnes. Oh my god. Pažiūrėkit, mes turim blynų, šviežių blynų Amerikoje. Taste test, nu? Ignas reitina. Biškai per daug svogūnų. Skanu, bet ne tas pats. Ne tas pats? Ne mama. Kiek tu reitini? 60. O, tai biškai bijau net. Šiandien turim tokį žaidimą ir dabar aš radau savo skirtą žodžius. Aistė dirbs. Tai va, tai labai įdomu, kas dar, kur yra ką paslėpęs, tai bus matyt. Žaidimas tęsiasi. Važiuojam toliau. Dar viena vietelė. Sveiki dar kartą, draugai, esame kavinėje ir šiandien žaidžiame žaidimą Surask lapelį. Mano lapelis yra gana neblogai vietoj paslėptas. Tomas yra duchas. Tomas dažnai čia kavą daro, tai tikrai turėtų pastebėti, tai nemanau, kad per sunku, bet manau, kad nėra lengva. Tai pirmas mano lapukas. Radau. Buvau išėjus porą valandų. Čia žaidimas, bele koks jau vyksta, įsisubaręs. Pagaliau duoda normalų maistą žmogum. Nebejokau. Į ką tu žiūri, tu atsimergęsis ar kur, nesuprantu. Aš net prizūmus esu, kad žmonės galvotų, kad rimtai tau negerai. Do you see that? Padaryk, what guys?
Pusė dienos vyras. Normaliai šlapukai. Buvo labai įdomus žaidimas, pusę dienos nedirbom, o tiesiog ieškojom lapukų. Ai, tiek nėra ką veikti, kad aš pasirėmus galą atrodo užniksiu. Ant tiek naujos dienos turėtų. Tai atrodo, yra po vieną žmogų sėti, bet būtų pat, kiek reikia vis tiek. Liko? Liko? Liko, jo. Nu, tai aš paimsiu. Nu, kol merginos tvarko Nextdoorą, mes tvarkom biškį kavos. Vietelę, gal ne savo noru, gal nukrito viskas ant žemės, bet Tomai, papasakom, kaip čia buvo. Tai mes šiandien žaidėm žaidimą, suras lapuką. Žaidžiam. Aš tupiu taip, ieškau lapuko. Ne taip, o tu man rodai, kur mano lapukas yra. Ir bandėjai toks tipo, ale atsitūpęs pasirem kažką. Aš visada pasireminėjau, bet turbūt per laiką, matai. Matai, jo, nuvažiavo. Nes čia pasirodo nėra nei pririšta, nei prisukta, nieko, tiesiog stovi. Ir buvo toks garsas, kad apkurtau iš karto. Tas garsas nesibaigė, aš čia vien metalai. Metalai, bet kažkas sudūžo. Apsidėjau tik vienas stiklainis, nes stiklo nemažai krito, bet įdomu. Visa arbata, visa mūsų arbata, viskas jau nukrito ant žemės. Tai va, po biškį tvarkomės. Nu, vienu žodžiu. Turim kokias 15 minučių, nes nesupratom, ar viršininkas grįžta su šitų tunelių ar ne, bet jeigu jo, tada negerai labai. Nu, va, man atrodo, jis skambina, tai man atsilieps. Tai gerai, aš nulus darom. Bosas nupirko, davė visiems. Nebijau, kiek nešu irgi nešu. Ir dar vieną nešu. Galima baigti iš tikrųjų dabar. Tai išsigalima baigti. Kas jums dabar nepatinka, pavyzdžiui? Išsiskalb rūbus. Laisvų neturiu, kada? Labas vakaras. Tikrai ne kebabas. Žolytė, žolė. Ne taip. Žolytė, žolė. Nuvytos taiga. Mes tom persitvarkėm kambarį. Dabar turim. Dabar žymiai fainiau. Tikrai neblogai. Truputį galim trankyt galvą, bet nieko. Kad dabar net 4 žmonės. Bet viskas gerai. Nes atsirandam visiems. Labas rytas. Labas rytas. Šiaip jau pietus gerokai. Jo, bet mes sutvarkėm visą butą vėl. Taip. Nes buvo apšnerkštas. Tai šiandien tokia situacija, Padarėme. kad berniukai išėjo į darbą, nes reikia dirbti su Hanu. Ne, žodžiu, mūsų močiutė Agnė šiandien turi laisvą. Tai gaunasi, kad jam reikia dirbti virtuvėj šiandien. Jo, tai Kažkas iš mūsų, mes šiaip turėjom turėti laisvą. Ir mes vakar dubasinom su juo. čia visi 4, kad tipo laisvo turėjo. Jo. Na tai va, gausi, kad 2 žmonės tai gavo laisvą. Ir mes taip pat susitarėm, kad po vieną iš poros, žodžiu. Tai. Jo, tai šiandien yra labai gera diena, apart to, kad labai didelis vėjas. Šaliai pučia, kai eini taip po žmogų. Jo, ir mes su Aisha nusprendėm, kad mes einam į haiką. Tai Mes ką veikti? Saulė šviečia. Pagalvokis. bandysim nuveikti tą haiką, kur neįveikiam su Tomu praeitą savaitę dėl didelio labai buzų kiekio jo ir lietaus ant galo prasidėjus. Nors dabar irgi belekokios būzos. Mūsų taip nesigirdi dėl vėjo. Nes dabar irgi belekokios būzos, nes revius skaitom, tai labai prastai pasėjo prieš 2 dienas. Tai 2 dienas nelabai ką pakeitė tikriausiai. Plius dar vakar lyjo. Jo. Bet Margilės yra kasytas. mes nusprendėm, kad ir kaip besibaigtų šiandienos mūsų haikas, eisim Eisim krevečių, kur bachūrai nenori, taip. Įsidėjom pinigėlį, biškelį, paišlaidausim. Jo. Tai va. Ata. Žodžiu, pradedam savo žygą. Nu, manau, mamos nebūtų laimingos, kad einam be berniukų. Bet gerai, kad nemeškų tie pėdsakai o žmonių. Tai einam šiandien pirmą prie krioklio, nes bijom, kad lietus gali užlipti ir nepamatysim gražiai apšviesto nuo saulės, ką tik pakėliau gal ir pamaniau, kad meškų. Nu gerai, einam. Pirmą pasiekėm! Taip ant kraštelio biškelį stovim.
Gražu, ne? Aistė kaip vertina. 10 Ir oras nuostabus. Dar gerai, kad tas vėjas yra. Nes biškai vėsi. Stok aš tave nufotkint. Challenge'as pirmas. Aistė saugo savo naujus batukus, baisai išpurvit. Hello. Ant to viduriuko? Yra šaknis tokia, jinai biškai palaiko. Kol kas mums sekas labai puikiai. Yra nuostabi diena ir tikrai ne taip drėgna, kaip buvom su Tomu. Tai juokaujam, kad dabar Ignas bus neįveikęs šito haiko, bet kadangi Tomas nedabaigė iki galo, tai irgi nesiskaito. Jo. Važiuokit, saulė kaip šviečia, kaip gera. Belenka. Oh my god! Tiesiog su Aiste tokį radom. Eik tu sau! Jūs juokaujat? Kalnų ožką sutikau. Nu, žiauriai patiko mums čia. Nuostabus tiesiog vaizdas. Labai. Man net gaila, kad tokią nuostabę dieną nėra su mumis Tomas su Ignu. Jie tai malusi čia, aš jau matau, jie visą grįžta. Kaip jauties? Šiaip jokio pasikeitimo, tik išvaizda, žinot. Nu, sukišo kojytę giliai Aistė. Aš dabar bijau, žinok. Nu ką daryti? Aistė, nenukrisk veldžių. Kur čia, čia? Bet kaip fainai, kad tie upelių tiesiog visa šeimyna ėjo. Jo. Kai investuoja $200 į batus. Jau geriau. Žiauriai smagus haikas. Labai mergaitiškas, su purvo voniom. Spa. Bet ką, šiaip reikia žiūrėti, kur eini, nes gali nebeeiti aš šliauštui. Šiaip einam palei vandenį, tai va, ten kalniukai matos, tai labai fainai. Ai, belekai žinau. Palikau koją. Nu, yra toks dalykas, kad tik limpau belekaip. Aistė 100 kartų tik limpo, jau 100 kartų nusiplovė. Jo, aš jau. Bet bėda ta, kad žiauriai, kuo tolyn to blangin kelias. Vis minkščiau, vis kiščiau, vis rudžiau. Ir kažkaip žmonės nepadrasino sutikti. Jo, žmonių nėra visai. Sutikom tik tai grįžtant vienus. Sakė worth it, bet labai klampu jo. Sako, mešką matėm. Nu, tai Rugilė iškart į ranką. Aš apsimyšiau. Eik, šiek tiek pagaliu. Aš negaliu pajudėti. Negali pajudėti. Tai lip tą šaką. Tai man įdomu. Ką aš tau duosiu ranką? Nu, nežinom tikrai, ką daryti su Aistuku. Mes vėliau išvengiam tautas prie vieną po kitos tiesiog. Mano baltas. Dabar klausiam berniukų patarimų, ar eit ar ne. Nu, nes taip atrodo jauni. Žodžiu, tai va pasiekėm
galutinį tikslą. O jeigu rimtai, tai nusprendėm apsisukti, nes tiesiog neįmanoma klimsti pastoviai. Ir 2 žingsnius padedi, užtrunki 10 minučių. Ir labai lėtai einasi. Bet mums užtenka taip, ne? Mums gražu. Tai, tiesiog, nežinau, botų reikia kažkaip kitaip pasiruošti, nes dabar, žmonės prieš mus ir jiems tiesiog yra grįžinėjo ir sako, jo, labai verta eit, bet jų batai rūkė, matė, sakė, švarus buvo. Aš ir nesuprantu, tiesiog, gal jie moka eit? Pažiūrėk, va tokiais. Dabar tai gerai eit, bet pažiūrėk, galim šiaip ten nusileisti. Ar negalim? Su aistuku įveikiam pirmą, bent jau mano, tai tikrai asmeninį betono žygį. Aš irgi beigino, nebuvau buvus, jo, tiesiog su mergina eičiau kitą. Eik tu savo. Ta prasme, biški, buvo jau tokių momentų, kai aš galvoju, arba meška išlips, tai išlys, arba tiesiog, nežinau. Arba įsmėgsim dėlę, kai taip giliai tą būzą, kad nebeiškilsim tiesiog. Bet we did it. Sėdėm ir žiūrim į gleišį. Ir pamest gal kažkas iki Vyterio norimas. Jau ir gerai. Kada koks vėjas? Šitą bus žymiai blogiau. Turėtų būti. Eik tu savo. Skaniai. Tą turim. Tam tiek daug nesuvalgo. Bet neblogai irgi. Labai gerai. Tikė, šiandien linksime krevetę. Čia turim pačią švariausią pasaulio dujinę, bet čia, žinokit, išvalyta. Šiandien ryte labiausiai pasaulyje, kūdžiausiai supjaustytas česnakas. Kokį pusę valandos karpiau, beveik rankos dabar smirda. Pačios pigiausios krevetės, gal nemirsim. Šiaip Šalintas, tai neturėtų. atrodo normalus. Jau kepa Donytą. Gal nerodom, nes tam iš Gavom grafiką. Nuskalbt, nes tragiškai batai atrodo po darbo su kava. Kai padarėm saistūlę, čia puota, Taip ir tau antras Dr. Pepper. Pirmas rytas, kai su Aiste dirbam. Buvo cute. Japina aistukas su klientais. Einame į darbą. Šiandien yra 6 diena iš eilės man darbelyje. Ir labai skauda koja kažko. Mano teorija yra, kad reikia naujų batukų, nes šitiem jau atėjo laikas mirti. Ir skylė, kur nedarosi, tai tiesiog labai, nekaip vienu žodžiu. Bet gerai, rytoj laisva dienelė jau mums visiems 4. Rodo prastą orą, tai ačiū labai viršininkui. Tai varysim vėl į puikų miestą, turbūt ant Kordžio, labai pasiilgau. Puikus tikrai miestas. Bet ką padarysi, koks įtaina, bet pažiūrėk kaip gražu. Kiekvieną dieną, kai kažką murmo, pasižiūriu kaip čia gražu, negaliu. Šiandien debesukai iš to, bet dar įspūdingiau tada atrodo, tik kalnai tokie didingi. Bet labai karšta, šiandien trumpom rankovėm. Saulutė šviečia, šiandien net 12 laipsnių rodo. O čia yra nemažai. Tai va. Gerai. Dabar reportažas iš kavinės, kaip sekasi Aistei ir Rugilei. Prisigėrė Aistė šiandien. Negaliu nustot kalbėti, nueina prie žmonių, tiesiog prisikamina, atsisėda ir kalba. Neįsivaizduoju, ką čia davė valgyt. Bet šiandien taip saulutė šviečia. Nuvažiuok iš čia greičiau. Skanu? Nesupranta, ką valgo, gerai. Su Aistuku grįžom iš darbo. Spėkit, kur einam.
Ar jūs matėt šartukus? Mano brata, mes niekada negalim šlapti. Grinai. Jau kojos tokio baltumo. Ne, nelegalu. Ar jūs galėtumėt patikėti, kad mes esam su Maurimkiam Aliaskai paplūdimy? Šiaip ten gražesnis yra, bet pavėsiukas. Tai tenkinamės vaizdu į gleišerį. Tiesiog gulėjom ir tas berniukas rėkia traukitės, atplaukiu laivą. Ir ten, kur gulėjom, dabar tiesiog laivo švartuojas. Ėmė darbuką, pasiėm česnako ir į tualetą. Nukeista būt nedarbo metu darbe. Sakė, berniukai, labai lėta diena. Nu ką, nusidažiau plaukus. Aišku, dabar gražuolė būsiu su padažyta galva. Ir nupjausti batatų. Berniukam, dobiliukam. Kulaba. Katukas. Gerai, lygiai 9 valandos ryto. Mes pagaliau ant saulės kepurės susidėjom. Aš tai sudėjau, kad prispaustų mano atsigyšusi plauką. Varom pasiimt mašinas, labai keista situacija. Važiuosim su 2 atskirom mašinom. Tam, kad gaut trambolę, nuolaidą. Ir, nu žodžiu. Varom apsipirkti šiandien. Štai pirmasis bolidas. Ignas filmuoja, kad nebūtų, žodžiu, jokių efektų. Nu, atvažiavam gal 20 minučių ir mes jau. Nu ką, šiandien pusryčiai su vėjui. Matot, kad mes tik laimingi tomukai. Jau šitas miestukas vadinasi. Aliaska. Čia vyksta slidinėjimas žiemą. Nu, tai aišku, turėjom atvažiuoti pasižiūrėti. Atvykom. Žodžiu, tai turėjom varyti su 2 skirtingom mašinom, bet mūsų kolegė, kuri vakar buvo įsinuomavus mašiną, nepaliko mašinos ir tiesiog važiavom su vienu. Kaip Tomas jaučias? Nu, va, renkasi avalynę Aliaskai. Šiaip tokią random pardą, pažiūrėkit. Kiek kainuoja? Tikrai visas Viteris su tokiais vaikšto. Wow. Aišku. O čia ateinam į įdomesnį skyrių, kur tiesiog ginklai. Nu, va. Gerai, man nejauk tenai, tai neįsim. Va. Gyvūnėlių kabo vėlė kiek. Maks jauku. Nu va, išsirinkau meškerę žvejot lašišas. $34. Ką tu išsirinkai? Tai žvejot. Pakirta. Fainai. Jo. Labai daug gerai. Manau, tokį jau į haikaris, bet žinai, kaip pasilenkti, jūs pasilenkti. Tomas man pažadėjo nupirkti flysą. Tai įsirinkau tokį, kad pirksim per pusę. Man Tomas nupirko flysą, nusipirkau džempą, aistę kelnes, keptuvę nusipirkom. Pasirodė. Nusipirkom kuprinę! Labai gerai išlošėm, žinokit, pažiūrėkit, kokia kaina buvo. Laukit, 108, dabar yra 8,8. Bet čia nepavyko. Nežinau, kur mašina. Kur mašina? Galimai buvo antras užėjimas į parduotuvę. Šiaip žiauriai gerai, žinokit. Eik. Miegosim namie ant jos. Aš tą patį norėjau siūlę. O maga. Nu nelaužykit mašinos. Nuo Rimkos gautumėt. Komedija čia. Tisinam kelią. Tiesiog pasikeitėm vėl mašiną.
Dėl Tramdolcų nuolaidos, o tai varo. Ne, jie net. Bet kūras nemokamai dabar gauna. Niekas neiškrito. Žodžiu. Na, tikėjai. Nu, pasižiūrim. Tai daug galingesnė. O. Galim valgyt važiuoti. Jau noriu valgyti. Atvykome su šiuku valgyt. Man Tomukas nupirko flysą. Belia kaip happy. Pažiūrėkit su kokiam detalėm. Nu jau. Wow. Tiesioginis reportažas iš apsipirkimo Ankoredže. Šį kartą gal truputį geriau jaučiamės. Ateinam. Prie tam video vlogą turėt matyti mano pieno review. Ir daug žmonių netikėjo, kad jis $10 kainuoja, bet aš padarysim review. Praeitą kartą ragavom šitą, tai čia tas pats. Šito dar neragavom, o dabar ragausime šį. Old Fashioned Chocolate. Nu, dizainiukas 10 iš manęs. Tikrai, neblogas. Gerai, važiuojam kitur. Šitą ant thumbnailo pala. Ir pavadinimas bus Tomo kovas, kad Kol merginos rinkos pižamas, berniukai išsirinko meškeres. Ir rimtai perka. Čia rimtai. Galimai vėl einam į parduotuvę. kaip nebrangu. Tokia su vaibu labai. Kukurūzingas. Pažiūrėk, čia kaip muziejus, žinokit. Wow. Tikrai atrodo, kad cepelinų einam valgyt. Eik tu sal. Kur mes čia patekom, galit pasakyti? Tiesiog akvariumas va yra. Bet pažiūrėk, koks tas. Atrodo, kad akmenuką turėtų. Nu, aš taip ir pagalvojau. Wow. Nu, negaliu patikėti, insane. Akmenkės, piup. Tai va, čia yra Ankoredžo pagrindinė gatvė realiai, galima sakyti, mes ją pavadinom pagrindinę, nes jinai tokia viena gražesnių. Belia kaip pykų. Nes atvažiavome į McDonald'ą ledų, o ledų nėra, nors didžiausia reklama, kad naujas skonis yra. Nu tai kamo. Atvežė į kitą. Šitas. 10 iš 10. Čia McFlurry, pažiūrėkit mano rankom. Vienas Lietuvoj. Patiek pagauti. Va, pusė, Max, patiek. Paradamasis. Nuostabiai. Nori Angry Birdą pagauti? Nori Angry Birdą pagauti? Išgirdo tą Angry Birdas. Labą rytą. Šiandien pusryčių meniu košė su sirupu. Nu, geras kampas. Einam žvejot su Ignu. Šitą jau dėsim tikrai į video. Jo, Šarūnas rašys, kad semda pamirš. Aha. Pasiruošė meškerės. Čia mano meškerė. Čia Igno meškerė. Niekada gyvenime nežvejojom. Išsirinkom tokią vietelę.
Išmokau užmesti, metam dar besilieku be nieko. Čia jeigu žiūrės kokie žvėjai šitą video, čia tas pats, kad aš žvėja dabar duočiau saksofoną į rankas ir groti liepčiau. Ir lieka. Aš čia nežinau kaip dėtis jį, tai gal ir blogai uždėjau. Bandysiu užmesti slieku dabar. Kažkokia kilpa gausiu iš tas slieko, gal ir negerai. Oi, kaip blogai. Gerai, mano manymu, tai mes dedam tikrai per didelius sliekus tokiam kabliukui. Čia turėtų būti žymiai mažesni. Mano manymu, mano kuklia nuomonė. Uždaryti reikia, kad nepabėgtų. Nu. Halo. Jeigu mes užsidėtume slieką, čia mums tom per lengvai. Visas žuvis uždautų. Išžvėjotume visą Aliaską ir tada Aliaskai nebebūtų žuvų ir mus pasodintų į kalėjimą dėl to. Tai mes būtume be slieko, be nieko. Mes nenorim rizikuoti. Nu ką, jau eina 2 valanda žvejybos. Nei man, nei Ignui nesiseka žvejot. Kažką turbūt netaip darom. O gal šiandien žuvų nėra, gal blogas oras. Gal kai saulės nėra ir žuvų nėra. Nežinau. Nu. Gerai. Lūpas, valai. Man tai pažvenk, man svarbu pažvenk. Tai turiu pažinti. Kontentas. Bet svarbu atidarė. Varai! Man atrodo gerai. Atėjo kortelės mūsų, mano va tokia vat. Igno va, marmurinė. Nu, parodė dar kartą. Super. Nu ką, šiandien yra šeštadienis. Tai atsikėliau 5 ryto, kad sumontuočiau vlogą. Tada jau į 15 aukštą, kur greitesnis internetas, buvo užrakinta, tai 1,5 valandos sėdėjau prie durų kaip navagiuką, kad įkelt. Tai va tokia to video montavimo ir kelimo į YouTube kaina. Truputį gal net ir perdegiau jaučiuosi, nes nelabai jau spėjau visko, bet spauskit laiką ir toliau parašykit kažką mielo ir tada motyvacija biškį kyla į viršų. Tai nuo tos idėjos, kad kelt tik šeimynai, viskas tikrai labai paauga. Labai smagu, kad žmonės atranda ir parašo man, kad atrado, kad padėjo kai kuriems, kad įkvepia. Tai žiauriai cool, žiauriai pakelia nuotaiką tokios žinutės. Ir šiaip smagu, kai kalbi su draugais ir jie jau tarsi žino, apie ką eina kalba. Ten vienas veikėjas, kitas veikėjas, kas čia atsitiko tokio ir jau gali giliau pakapstyti, tai patinka. Nu va, paskutinė savaitės diena, nes su tom pradėjom šiandien 10. Davė tiesiog pliką kruasaną. Tai žodžiu, reikėjo įsisukti iš padėties. Davė ir bažytų. Nu tai aš nevalgau tų misbalių. Nu, tai užsidėjau sūrą nuo sriubos, pasišėliu. Visai neblogai. Šiandien atsinešiau į darbą net ir sulčių pilną banką. Tai geriau biškį bus. O tau skanu? Labai. Parodyk. Taigi, sveikučiai, senai filmavęs. Tai ką nesifilmavome, dabar reikia pasakyti, kodėl grįžome į eterį. Tai vakar gavome tvarkaraščius ir šiek tiek susipykome. Turėjome 4 mūsų komandos žmonių dramą.
Ir aišku, išperdinus, tik dėl kontento. Ką, bet tiesiog, praeito karščiai nebuvo labai geri, nuotaikos buvo prastos, tai dabar einame pas draugus, nematėme jų kokį 12 valandų. Ne? Tai pažiūrėsim, kokios nuotaikėlės bus, ar bendrausim, ar nelabai. Gal šiandien kalbėsim šiandien, gal darysim vieni... Jo, gal darysim vieni kitiem tik tai blogą šiandien, kad pakeišinėsim. Tai pažiūrėsim. Tai matom darbe. Taigi, dabar turime varžybas. Pirmas puodelis, Igno. Spėkit, kas čia, nes Igno sako, kad tai yra vikingų laivas. Na, gal kažkur būrės galim pamatyti. Antras dalyvavo konkurse Tomas. Mes žaidžiame iš pirmo šoto. Pravardė laimėtojas. Čempionas X. Tai va, pažiūrėsime, kaip Tomui seksis, laukite tęsinio. Taigi, kavytę kokią turim. Super, ar galim pasakoti savo kūrinį? Tomas laimėtojų. Na, čia toksai, sakykime, kaip ir biologijos pamokėlė. Oi, labai gerai. Edukacijos turi funkciją atlieka antras puodukas. Agitacijos funkcija. Tai labai šauniai, tikrai. Tikrai dabar galvoju, O tai kokį tipų tik žiūrėtum vaizdą. Na ir dabar kieno sekantį eilė? Rugilė. Rugilė! Oh yeah! Rugilė. What the fuck? Kaip čia buvo? Kaip čia? Taigi, trečia kavytė. Turim katinuką! Nu, kol kas matome, kas artėja prie laimėjimo, tai yra tikrai nelaimėtojo puodukas. Gerai, aiškus yra. Taigi, mano laimėtas aiškus. Pažiūrėkite, koks medis. Gyvybės medis. Su idėja, su mintim. Turime laimėtą, tikrai. Nu tai va, turime 4 besivaržančius. Koks aistas tas? Aistė. Medis. Kačiukas. Patys supraskit. Ir kas čia? Karūna? Laivas vikingų. Ai, nu tai va. Komentaruose balsuokit. Taigi 1, 2, 3, 4. Nu sunku jau prieš paskutinę dienelę. Tai yra paskutinę dienelę prieš išeiginę. Šitie žmonės daugiau mūsų nebe kambariokai. Turim 2 piktučius atsikrauščiusius pas mus. Verkiam. Yra meniu. Iškepa Tomas blynų man. Myliu. O Ignas man nusipjaustė. Nu, nuostabu. Bet tai nebėra.